Sveiki, čia Iva Baltė. Aš esu Martynas ir mes esame Kėdainių rajone Galinių ūkyje. Tai jau jų 4 Fen traktorius. Einam pasižiūrėti, kaip jiems sekasi su jais dirbti. Nuo 92 metų ūkis pradėjo senelis, tai atsiėmus žemę po nepriklausomybės, nuo 50 hektarų berods prasidėjo viskas, tai ten aišku buvo pradžioj tai ir gyvulių biški minimaliai dėl savęs vadinkim ir taip ir pradėjo rutuliotis, tada su seneliu tėvas pradėjo tą visą statyti. Abudu muzikantai, nei vienas su žemės ūkiu nieko bendro neturėjo, tai ir po biški iš muzikantų ūkininkais patapo. Tai vat, ir iki šios dienos iš tų 50 šiai dienai dirbam 760 hektarų. Tai daugiau mažiau visą laiką nuo vaikystės, tai kažkokiam traktoriui pasidėdavau, tai kombainė, tai dar kažkur. Taip jau gal stipriau po truputį gal 16-17 metų, tai vat jau kažkokio tai čia vietoj vis daugiau būdavau, o paskui po universiteto, kaip grįžau ir viskas, ir su kiekvienais metais vis stipriau ir stipriau. 4 samdomi žmonės. Ir jo, pagrindinė šeima. Tai aš, tėvas, dar sesers vyras per kulimą prisijungė, kada reikia didžiausių pajėgų. Tai kažkaip ir susisukam, atrodo, neblogai. Mano vyresniajam sūnui 15, tai jau vis čia vasarom pasisukioja šiek tiek. Mažajam 5, tai dar šiek tiek turės paaugti. Tai kviečiai, rapsai, žirniai, cukriniai runkeliai. Bandom kažkokių tai naujovių truputį, gal su žolėm kažkas į priekį pavyks, tai va tokių vis ieškom kažko naujo, nes niekas nestovi vietoj. Pradžioje, ko gero, mano tai toks, man vis patinka kažkokių tai veislių, apie kviečius kalbant, pasibandyti. Aš vis kiekvienais metais po kažkokį gabaliuką lauko skiriu 3-4 veislėm, kurių mes neauginam. Ir tada, jeigu jos pasiteisina, kažkuri tai viena daleiskim išsiskiria, pabandom šiek tiek didesniam plotui. Jeigu iš 2 metų vėl gerai, tai tada į gamybinį tada leidžiam. Jeigu ne, tai taip ir patraukiam iš šoną. O iš tų naujienų, tai 6 hektarus facelijos turim šiemet, kur irgi visiškai naujas dalykas, matysim, kaip čia gausis. Su dobilais šiek tiek yra mintis tokia, jau kaip įsėlį pasidarėm, tai viskas nauja, dar net nežinom čia, kas gausis, nesigaus, tai ateities planai. Tai vis tiek, kaip jau būtų, tai dalis gyvenimo, tai ne kažkoks valdiškas darbas, kur nuo 8 iki 5, tai ir ilgiau tenka pabūt ir atimti šeimos tą laiką ir panašiai, tai gal taip ir džiaugiuosi, kad, vadinkim, ta šeima supratingai gan žiūri į tą visą verslo sferą tokią. Tai kaip ir dauguma, ko gero, su tais baltarusiškais pradėjom, gal net 4 ar 5 jų buvo kažkuriuo metu, gal ar net daugiau. Tada pirmasis užsienietiškas traktorius buvo žalias, bet kitokios ratlankių spalvos dėja, 175 arklių ir su traktorium plūgas 6 korpusų. Tai buvo pirmoji vakarietiška technika, tada neužilgo atsirado sėjamoji diskinė, taip pat iš geltonais ratlankiais. Buvo pati pradžia su ta įmonė darbas. Tada turėjom šiek tiek ir mėlynų traktorių, 2. Ir tada kažkurio tai metu prasidėjo fendai. Pirmasis fendas tai buvo tas 930 300 arklių, nes prieš tai buvo didžiausias 190, buvo poreikis tempimo jėgos didesnės, kad skutikus normaliai išdirbti, žemę gilį greitį padaryti, tai senelis su tėvu parodo, berods ką pasėsi. Pamatė, apsitarė, gavo gerą kainą ir taip ir nupirko. Ir
pirmasis tas Fendas ir sužavėjo ir darbuotojus, ir tėvuką. Ko gero didžiausiai tai, kad vario transmisija davė iš po tų visų kitų. Tai taip ir vienas po kito ir pradėjo lipdytis. Aišku, tie senesni dar ne tiek komfortiški kaip naujasis ir nauja gama visa, bet palyginus iš tų prieš tai buvusių, su ko dirbam, tai aišku buvo laiptelis į viršų. Sakykime, trumpas nuklydimas iš šoną. Buvo traktorius geltonais ratlankiais. Padirbus, Martynas atvažiavo pas mane su pasiūlymu įsigyti tokios pačios galios Fendt traktorių. Prasibandėm, pagalvojom, kad gal kaip ir užteks mum vieno, pasiūlė 1000 serijos. Ir padarė tokį labai gerą pasiūlymą, nuo kurio net negalėjom atsisakyti. Tai taip ir grįžo tas Fendas į kiemą ir smagu, džiaugiamės. Tarp kitko, šitie seniai labai geidžiami yra Vokietijos ūkininkų, tai dabar jo labiau kaip nuo jų nusėmė ta, vadinkim, apkrova, nes tie du mažesni anksčiau važiuodavo visą sezoną su purkštuvais prikabinamais. Didysis žemė dirbdavo, pagrindinis traktorius buvo, tas 930. Tai kaip atsirado dabar savaigis purkštuvas, atsirado 1000, tai nuo jų nusėmė apkrova, jie tokius lengvus darbus dirba, tai pilnai užtenka ten. Šiaip, ko gero, tai niekas tų pirkinių tokių neperka be demo nepasidarė, nes tai visgi yra didelė investicija ir bent jau 10 metų, kaip mes galvojam, ar ir daugiau jisai turi tikrai tarnauti. Tai pasidarius tą demonstraciją, pamatėm skirtumą nuo prieš tai turėto traktoriaus. Pamatėm, kad visai reikalingas jis mums. Turimiems, pagal galę, pagrindinis aspektas galia. Tada visiškai pilnai išnaudojam turimus padargus. Noraginis skutikas 6 metrų, sėjamoji noraginė Horšas 6 metrų, 10 metrų diskinis skutikas pločio, tai visi tokie, kaip tik šitam traktoriui. Tokio dydžio traktorius tokiam ūkiui, jisai nebus keičiamas, ten vadinkim, įpusėjus savo amžiui. Jisai jau turės atidirbti iki galo. Tai 10-15 metų jis tikrai turės dirbti ir per tą laiką jis ir atidirbs pilnai. Tai visa ta technologija tokia paprasta beriminė, nors čia prie vieno ir prikabintas yra plūgas, tai tenka atsigręžti kartais jau ir į tą technologiją. Bet pagrindė tai po kombaino diskinis skutikas, pabirom susidaiginti, paskui jeigu tai būna buvęs drėgnas sezonas, kažkokių tai vežų prapjaut ar ko su noraginiu pasitaisom, jeigu ne dar kartą diskiniu ir susijamąją sėjam. Tai jisai ir pasiruošia žemę pats ir sėja, tai jisai dirba maksimaliai. Link to iš tikrųjų eina, kad padargai platės, technika didės, nes į ateitį bus labai sunku su žmonėmis. Nes su šituo 1000 praktiškai aš viską ir darau pats. Ir nereikia ten labai naktinėti. Iš tikrųjų, irgi jau į Vabaltės, galiu sakyti, antrą kartą jau viskas labai stipriai kardinaliai pasikeitė. Buvo visokių, aišku, ir pakilimų, ir nuopuolių, kaip ir visose įmonėse. Bet šiandienai, manau, eina teisingų kelių. Viskas dėstosi neblogai, žmonės geri, yra su kuo pasitarti ir pasikalbėti. Visada, manau, ras teisingą ir gerą sprendimą kiekvienam. Čia stovime prie Fendt 1050, tai yra mūsų 1000 serija ir tai yra galingiausias traktorius savo klasėje. Turi 517 arklio galių, turi 12,4 litro mano variklį, 6 cilindrų ir turi žemos ūkio technologiją. Ką jinai duoda, tai duoda maksimalias darbinės apsukas ties 1790 apsukų. Gaunam labai ekonomišką ir ilgaamžį
traktorių. Taip pat šitas traktorius turi Vario Drive transmisiją, kuri leidžia pasiekti greitį net iki 60 km/h. Greitėjimas ir lėtėjimas yra ypatingai švelnus ir minkštas, nėra jokių bėgių permetimų. Šis traktorius turi įmontuotą Vario grip sistemą, kuri leidžia mum reguliuoti slėgį iš kabinos. Ką mums tai duoda, mes galime nusileisti padangų oro slėgį iki 0,8, turėti didesnį užgrebį dirvą ir mažesnį slėgimą į dirvą. Klientas yra pasirinkęs Profi Plus komplektacijos traktorių. Ką mes gauname su Profi Plus, tai galime gauti maksimalias hidraulikos galimybės iki 430 litrų per minutę tiesiai į poras. Galime turėti automatinės galūlūkio apsisukimus ir papildomas opcijas esančias kabinoje. Tokių traktorių dar turime sandėlyje, tad paskubėk ir susisiek su savo regiono vadybininku ir tau padės išsirinkti tinkamiausią komplektaciją.